Lietuvos visais įstatymais reikės tik tais Motorolerio teisių. Užsirakino viskas. 3 funkcionalūs ekranai. Aurinėme šaibos dabar. Lietuvos rinkoje iki šiol irgi nebuvo nei vieno Moniko, kas turi 700 pMHz. Kad negaliu nieko sakyti, nesupras. Pasididinam svorį. 100 kg darį, 200 kg. Pakomentuok man, ką galvoju apie dovaną. Antra diena prasidėjo, mes sugrįžėm vėl į Messe Berlin konvencijos centrą, pratęsti antrą dieną IPA Berlin, Innovation for All. Einam kartu. Ok, turiu laikrodį ant piršto, bet nelabai ant tilto. Bet žinau, kam jisai tiks. Šitam didvyriui. Dėkis ant savo nykščio. Va. Ant šito nykščio, ta prasme, šitie laikrodžiai jie yra sukurti. Ulefone išleido naują telefoną, tik tai vakar. Iš tikrųjų, jie parodė daug plonesnis negu jų standartiniai telefonai, kuriuos pamatysite čia. Tik tai kas įdomu, baterija yra pakeičiama, nėra taip lengva tai padaryti, bet waterproof, taip toliau ir taip toliau. Atjungus bateriją, jeigu pasižiūrėsit, telefonas dar veiks iki 3 minučių be baterijos. Tai gali greitai pasikeisti viską. Aš dar tokio dalyko telefone nebuvau matęs. Technology! Kažkaip atgal susideda ant gumų. Oh yeah, I see it this way. Exactly, like really hard press. For strong man, no problem. I don't want to break it. No. It's a Ulefone, I know they don't break, but... Same quality. Lock, and that's it. And you're ready to go. Ir vėl telefonas toliau. Čia geras. Statybininkam kaip tik. Atrodo telefonas kaip plytelė. Manyčiau, puikiai tinka žmonėm, kurie dirba prie statybų, prie tokių environmentų, kur akmenys, vanduo ir kiti tokie aštrūs dalykai tikrai dažnai pasirodo. Kas su šitu telefonu yra, tai didelė baterija, maždaug aplink mėnesį laiko baterija, turi antrą skryną. Jeigu selfiuką, dar kažką, ar kažką filmuojat, ar už sienos norit užeiti, tai pilnai galit parodyti ant kito ekrano. Dar vienas iš įdomesnių dalykų – Infrared Night Visionas. Kaip matote, čia yra tamsi dėžė, joje nieko nėra, bent jau taip atrodo. Per standartinę kamerą, jeigu matysit, visiškai niekas nesimato. Bet įjungiam Night Vision režimą ant kameros ir iš karto matot vaizdą. Astraux išleido mašinytę, kuri prasideda nuo 7000 eurų. Ši mašina gali išvystyti greitį iki 45 km. Lietuvos visais įstatymais reikės tik tais Motorolerio teisių, man atrodo, AM kategorijos teisių. Mašinos range'as už 7000 eurų prasideda 95 km, bet jeigu ten maždaug po 1000 eurų prasideda, gali pasiekti netgi 100 km. Nu tai jeigu turit savo vaiką kažkokį mokyklas, manau, tokia mašinytė būtų kaip tik. Galim prieiti ir pasižiūrėti, kaip jinai atrodo iš šono, kokia jos yra išvaizda. Preorderiai šios mašinos prasideda nuo 9,9 eurų. Žiūrėk, kokias durys kaip atsidaro. Čia kaip Lamborghinis beveik. Panoraminis stogas yra. Pradėk važiuoti. Nu, aš pasistengsiu. Užsirakino viskas. Užstrigom senio čermį. 2000 years later. Va, koks išlipimas. Mato, dabar net nereikia. Realiai tai taip tik tais iš rimtų mersų gali išimti džipų. Matom, šitą mašinytę turi 2 mažas lempytes. Nu ir čia kažkokias tikriausiai ilgos šviesos yra. Kaip matau, Lietuvoje dabar labai populiaru yra prie mokyklų tos mašinytės. Šitas variantas, matau, ne ką blogesnis. 7000 eurų. Džiauriai gera kaina, nes paprastai dėbėtos tokios mašinos prasideda nuo 7000 eurų benzininės arba dizelinės. Yra ir geltonas modelis. Jeigu nori būti ryškus žmogus. Praėjom prie Charge. Jie turi, kiek matom, visokius pakrovimo technologijas. Visi vidiniai komponentai matosi. Jie parodo, kiek traukia amperų tuo metu. Tai yra labai gerai, jeigu jūs, sakome, remontuoja telefoną ir neveikia pakrovėjas normaliai. Tai gali parodyti, ar laidas yra blogas, ar telefone charging circuitas sugedė. Modelių yra labai daug skirtingų. Čia yra pagrindiniai powerbankai, jie yra dideli ir jie sunkus. 24 000 mAh. Mahų, kaip sakosi. Bet jeigu paeisim link šitos pusės, pamatysim plonesnius variantus. Pasižiūrėkit. Čia storage su MagSafe. Type-C storage. Robertas parodė truputėlį powerbankų. Aš susidomėjau su nešiojimais SD diskais, casingais. Tai yra labai fainas toksai, nežinau, Shark disk dėkliukas, kurį įsideda mažo formato M2 NVMe, o atsparus dūžiam yra, toj parodysiu viduje, yra netgi kitoje pusėje fenas. Na,
tokiam mažiam kvadračiukį, tikriausiai daug ir, jeigu ant greitą dedam, daug ir karščio susigeneruoja. Tai šitas fenukas tikrai kažką bent jau ataušins. Priėjom prie Mokol stendo. Šį dalyką jau esu matęs, bet nesu niekada matęs gyvai. Turi telefonų parduotuvę ar kažką tokio, norite pardavinėti screen protectorius, bet kam jums imti kiekvieną atskirą screen protectorių kiekvienam modelį. Šis aparatas gali išpjauti pagal kiekvieną telefono modelį jums screen protectorių. Pagal brandingą jie yra explosion proof. Nežinau, ar tai yra teisybė. AI translator, it's magnetic. For example, we have the face-to-face translation. For example, I speak Chinese and you speak Lithuanian. Now we can... Sorry, I need to speak Chinese. 现在我们可以看 Supratau, ir čia viską gyvai dabar parodo? 是的 Ir kokią maždaug kainą gaunasi šito produkto? 189 eurai. Kuom skiriasi jūsų programa šitų funkcijų nuo kitų, kas yra rinkoje? Parodys kitas funkcijas, kad parodytų, kas yra. Video call translation. Okay. 3 days later. 我们说话吗 Pažiūrėk, viską verčia. And also we have another function. Gerai, kalbam, žiūrim AI vertėją šiuo metu, kuris gali net atkartoti mano balsą. Reikės eiti jau. 需要一个好的语言翻译，我们已经看了好几年了。Good. And also we have cross-app translation. Jau man irgi nusivylė, negaliu nieko sakyti, nesupras. Basically. Su ekranu. Yeah. We also have models with thermal cameras. It's my work phone. Aurinėme šaibos You dabar. see the temperature of the body. Would it see a fart? I think, yeah. Yeah. The red dot measures the distance. So. Visada tiesiog eini ir pamatai kažkokių labai įdomių dalykų. Šios klaviatūros yra typewriter stiliaus klaviatūros, kaip senobinės, kaip Matas sakytų. Ir jos veikia kaip per Bluetoothą, kaip ant telefono. Žiūrėk, enter geras, scrollinimas, garsas veikia, viskas. Iš tikrųjų, gan patogios, tik tai, kad mygtukai labai lengvai nusispaudžia. Šita medinė, aš šitą jau rašiau, kur pritaikyti tikrai. Šiandien RPC komanda kovos prieš robotus. Pažiūrėsim, ar poną Aurimą direktorių nugalės robotas šaškėse. Nu, šaškė moka žaisti, bet šitas robotas nemoka kažkodėl. Kol Aurimas žaidžia šaškę, mes bandom žaisti šachmatais. Pasižiūrėsim, ką jai. Čia sako, kad blokavom kažkas, bet tai buvo tik aš. Ką jisai daro, negi aš neteisingai susidėlioju. Jo, pasižiūrim, ar jam patiks šitas. Aš nemoku šachmatais nežaisti. Gerai, žaidžiam. Thunder Robot yra viena iš labiau biudžetinių brandų. Tačiau jie tikrai parodė labai unikalių dalykų, kaip šis laptopas. Oi, tuoj palaukit, atsiprašau. Per greitai prispaudžiau. Laptopas pats tai nėra pats greičiausias. Pasižiūrėkit. 3 funkcionalūs ekranai. Kiek suprantu, jie ir dar lankstomi. Paėjus čia labiau iš šono yra 2 kitokio stiliaus laptopai, kur yra vietoj klaviatūros ir mygtuko apačioje, tai yra tiesiog dar vienas liečiamas ekranas. Šiuo metu visi gameriai ieško monitorių su kuo aukštesniais hercais. Pavyzdžiui, kai čia matom N-Gamer monitorius 300 Hz. Šiais laikais su 300 Hz monitorium nieko nenustebinsi. Čia net hercų nepamatysim, nes yra media playeris paleistas. Bet, tarkim, jeigu kalbam apie tokius monitorius, tikrus gamingo monitorius, 540 Hz yra šis bei tas, prasme. Rinkoje yra tokių daug mažiau. Aišku, panelė yra TN tipo, tai nėra pats geriausias monitorius, bet jeigu tau neužtenka 540 Hz, galime eiti prie 750 Hz. Pats asmeniškai dar niekada nebuvau matęs ir naudosios monitoriaus, kuris turi 705 Hz. Dabar pabandysim. Žiauriai responsive, crazy. Labai. Tikriausiai matau, kad TN panelės. Manau, kad IPS panelių tikriausiai neišeina tokių hercų išgauti. Lietuvos rinkoje iki šiol irgi nebuvo nei vieno moniko, kas turi 705 Hz. Jeigu ieško, N-Gamer visai gal ir variantas. Dar vienas iš korų gamintojų monitorių yra SCAM9, kitaip pasakius 49 colių OLEDas. Nu ir prie jos sėdint tikriausiai pasijausi kaip Sidas 9, sakys išeis iš karto į šonus.
Ir kai važiuoja, ta prasme, į šonus visiškai vaizdas visas eina jeigu tokiam plotį. Spalvos gražios tikrai. Toks plotis. Esu naudojęs Samsung G9 serijos irgi ne OLED monitorius ten buvo, bet irgi pakankamai geras. Čia spalvos geresnės technologijos tikrai eina į priekį. 200 kHz, 0,03 ms latency time'as. Man atrodo, kurui visai nėra blogas brendas. Kuo toliau, tuo Lietuvoje jų matom irgi atsiranda daugiau. Turim savo distributorių, irgi labai plonyčiai. Taip pat tikėtina, kad juos neužilgo bus galima įsigyti ir mūsų tinklalapį rpc.lt. Šitas monitorius puikiai tiktų jūsų sim racingui, nors pats ir nebuvau mėgėjas tų plačių monitorių, tačiau manau šitas variantas yra pakankamai platus, tam, kad jausiesi kaip prie televizoriaus sėdėdamas. Matau vieną prastą dalyką, aišku, visi OLEDai yra minusas, turi tą glėrą, tai jeigu naudositės patalpose, kuriuose daug šviesų, biški nervuos, nes vėlgi, kaip matau, nuo šviesų dabar atspindžiai eina, šiek tiek trukdo, bet matinių OLEDų yra rinkoje labai mažai. Lexaras išleido Gen 5 14 000 MB SSD diskus. Tai yra naujiena, Lietuvoje kol kas mes jų dar neturime, lauksime jų greitai ir Lietuvoje. Mūsų draugui Robertėliui šiandien skauda galvą, todėl sugalvojom šiandien jį nustebint. Einam. Radom tau zoną, sakė mergaitė tavim pasirūpins. Taip. Einam, pasirūpins. Aš dabar jau nebepasitikėjau. Bet labai bus geras video. Ir pagulėsi vienu metu. Ana, žiūrėk, yra robotas buvo masažuos tave. Robertui daugiau galvos neskaudės. Eik čia. Gerai, žodžiu, kažkaip nelabai natūrali pozicija čia man yra, kiek suprantu. Seni, masažuoklis, pasižiūrėk į šoną ir Euripą. Robertai, kaip jaučiatės, ar jums jau gerėja? Aš žinok, mikrofoną įsijungęs esu, tai viskas gerai. Padus, kutena dabar. Žinok, tai masažuoklis tu kudovai išširda. Tai čia malonu, ar ne? Padėk. Jam dabar daro tai masažą, bet nematau laimingos pabaigos. Pažiūrėk, kaip mano klubai juda. Dabar Robertas bus sveikas. Čia gali būti riebalų deginimo mašina. Šiandien ne tik pilvas kradosi, dar apačioje dar kojų kažkas labai. Robertas į ką išlipo iš masažinio stalo. Dabar turim antrą dalį, Robertai. Nuo kada aš tapau bandomasis triušis? Tau galvos tuoj neskaudės visai. Ne, nejausi. Tu galvos tuoj, kad galvos neturi. Va, dabar Robertui jau tikrai galvos neskaudės. Man nosį niešti. Aš nelabai suprantu, kas vyksta, bet jeigu jūs bandot išgydyti mano migreną, tai nepadeda. Kiek man dar čia reikia stovėti? Nežinau. O tau gerėja? Ne. Man negerėja. Man atrodo, radom produktą, kuris gal vis dėlto padės man šiuo metu su mano migrena. O, veikia kažkas. Au. Realiai spaudo iš visų pusių, bet akis. Jūs išeisit kažkur, jūs jau turit kažkokį planą. Aš jau nebepasitikiu jumis. Sorry, can we try it, yeah? Tissue first, change the weight. Yeah. Okay. Okay, nice. Yeah. Okay, I unlock it. Yeah, I unlock it. you got it. Šiandien direktorius prisimins senus laikus ir pasižiūrėsim, ar dar turi jisai smarvės. Naudosim naujos kartos treniruoklius, kurie valdosi elektriniu būdu. Paspaudžiam mygtuką, svoris atsilokina, pasidedinam svorį. 100 kg daryti, 200 kg. Nu, 69 kg pradedam gerai. Jau pasimažinsiu, karoč. Nėra taip paprasta, kad nesu paprasta štangą daryti. Štangą kaip paprasta reikia laikyti, tai atrodo stabiliai. O čia svoris visą laiką trukinėja ir keičiasi, atrodo. Reaguoja kartu su tavo svoriu. Įdomus daiktas? Geriau gal esi svorį. Manau, ateityje turės rimtų aparatų. Va, Auri, žinai, dėl ko šitie labai geri? Dėl ko? Tai great minds, things alike. Tai gal ir bananas, ar čia, kas čia? Žemiau. Robertai, žemiau man, žemiau. Ne, pusę metro žemiau. Eik darbą visi masažuot. Ten, man atrodo, vapšė eiti miegot. Čia yra šviesa. Tai. Jo, sorry. Sorry.
Ugreen yra vieni iš didesnių rėmėjų šio renginio AFE Berlin 2025 metų. Jie yra susiję labiau su maitinimo powerbankais, tokiais dalykais pakroviais. Tačiau jie turi labai daug NASO ir storage solution. Vienas dalykų, kuris užkliuvo mums visiems į akis, tai yra jų NASai, kurie yra su AI-u. Aš norėčiau sužinoti daugiau, ką tai reiškia. AI NAS. What does that mean? The NAS device, you store your data on it. And on the AI NAS device, you have the power to run a local LLM on those devices. Okay. And those local LLM can access your files and then summarize them, some files maybe you're looking for. And also interact with them, so you can maybe ask questions about your files. That is brilliant. The local model on it, we provide a model with it, but if you don't like it, you can also download third party, as long as it's open source, for example, DeepSeek, QN, and so on. AI NASas reiškia, kad leidžia naudoti jums local AI modelį grinai NASO pačiam įrenginyje. Tai padės jums surasti failus, organizuoti failus geriau ir tuo pačiu veiks grinai taip, kaip tikras AI-us kompiuteryje. Galėsi klausti klausimus, viską ir naudotis kaip normalių AI-um, bet čia viskas sudėta į NAS Solution. Tikrai įdomus produktas. Radom dar vieną fainą dalykėlį iš Icebox'o, patys naudojam jų įrangą, tai yra puikus dalykėlis, kas norite external SSD turėti su labai dideliais transfer speedais. Tai, ką praktiškai aš turiu, ieškojau Kinijoje, būdavo iki 40 gigabitų per sekundę. Šitas dalykėlis palaiko 80 gigabitų per sekundę. Kaip pavyzdys 40 tikriausiai kažkur man keldavo 4-5 gigabaitus per sekundę, tai šitas turėtų būti netgi 2 kartus greitesnis. Turi viršui fenuką, atsidaro vidų ir galite įsidėti M2 diskelį. Tai iš tikrųjų net iki PCI 4 dženo galite įsidėti greičiausiai SSD. Galbūt net ir PCI 5 jau galima būtų įsidėti. Gal pilnai jau greičio ir nepalaikytų, bet greitis tikrai geras šito gamintojo. Dabar einam link įmonės, kurią, manau, visi labai gerai žino, mylim. Kai kurie Apple patinka, bet man asmeniškai Samsungai. Nueisim, pažiūrėsim, ką Samsungas mums parašė, nes iš tikrųjų Samsungas IFOje turi visą didžiulį pastatą vien savo produktą. Šitas dalykas, kur matot už manęs iš kitos pusės, bus labai ultra wide dydžio, kelių sekcijų sudarytas telikas, kuris kainuoja vos ne 1 milijoną. Tai einam pažiūrėsim, kaip atrodo, ką tas milijonas duoda. Mylim Samsungai, mylim. Kai matėte, atėjom iki Samsungo pastato. Jau įdomių dalykų pamatėm, tačiau pirmą kartą matau Samsungo Odyssėjus monitorius. Atrodo paprastas 27 colių monitorius. Tačiau šis Odyssėjus turi 3D technologiją. Sėdint tiesiai priešais monitorių, iš tikrųjų matosi tas gylio efektas. Tie, kurie iš šono ar iš toliau žiūri, nelabai tai matosi. Bet atsisėdus grinai čia vietoje, iš karto matosi tas gilumo efektas. Šie monitoriai dar be to turi 165 Hz ir 4K displejų. Ir pilnas eye trackingas su AI padarytas, kad galėtų nustatyti, kur padaryti tą 3D efektą tau. Neblogai. Naujas Odyssėjus OLEDinis ekranas 27 colių. Kas įdomu, kad jisai turi 500 Hz refresh rate, 0,03 milisekundės response time ir tuo pačiu naudoja active coolingą, aušinimą visam monitoriui, kad nesugestų patys tie pikseliai, kad jokio burnino nebūtų. Vienas dar dalykas, anti-glėras. Ant OLEDinių panelių su aukštais hercais taip realiai dažnai nebūna, o čia yra anti-glare panelės, kurios neblizga, kuris yra labai smagus dalykas. Gerai, bandom. Kodėl čia slow motionas įjungtas? Aš vokiškai nemoku, respondent, bet čia slow motionas įjungtas. Ant daugelį šių ekranų matosi patys pikseliai, jeigu pasižiūrit iš labai arti. Tačiau šiuo metu nesimato jokių pikselių. Reiškia, viskas labai stipriai suspausta. Čia yra Samsungo QD OLED technologija. Bus verta dėmesio, kai šis produktas pasirodys pilnai Lietuvos rinkoje. Vis dar vaikščiam aplink Samsungo būtą ir pirmą kartą gyvai norėsiu paliesti jų naują Samsung Galaxy Z Fold 7. Nors ir ne pirmas toksai telefonas rinkoje ir tikrai ne pirmas Samsungo telefonas, tačiau jo plonumas. Šitas telefonas yra šiuo metu perlenktas pilnai ir jisai yra plonesnis už mano
pilną telefoną. Jeigu aš atlenksiu viską, pasižiūrėkite, į kokio plonumo šis telefonas yra. Aš ištrauksiu savo OnePlus 12R palyginimui. Telefonas iš tikrųjų labai lengvas rankose. Vienas dalykas, kas man visą laiką komplaininu dėl šito dalyko, man nepatinka Samsungo OS-as. Harmony OS, bent jau kiek aš prisimenu. Tačiau pats telefonas yra labai responsive. Neteisingai jaučiasi rankose, jeigu reikia jį užlenkti. O kur paskenat? Labai smagu, buvo IFA Berlyne, tikrai inovacijos yra visiems, pamatyti dalykų yra milijonų. Nespėjom pamatyti tikrai visko, man atrodo visi turim įspūdžių labai daug. Savo favoritus, pamatėm labai, kaip Robertas sakė, daug įmonių. Susipažinom su daug žmonių. Taip, daug connectionų pasidarėm, gavom daug dovanų, paskui gal pamatysite. Labai daug dovanų, maišais, ne? Jo, maišais. Kai kurie net Samsungo darbuotojas prie jo ir sakė, aš dar nemačiau, kas tiek turėtų maišuose. Kas buvo įdomu, bet tikrai pridarėm daug kontento ir tikrai pamatėm daug įdomų dalykų. Tai ir pamasažavom Robertą. Vis dėlto gavau vaistų savo galvai. Jeigu domitės technologijom, važiuokite į IFA, tikrai verta. Aš dabar klausimą visiems turiu. Kas jums labiausiai patiko? Iš visko, ką matėt, nes matėm tikrai labai daug. Iš tikrųjų, mažiausiai turbūt susijęs su kompais pas mane buvo, bet tie elektriniai motociklai. Man žiauriai įdomiai jie atrodė. Aš turiu motociklą, tai žinoma, bet jo. Man įspūdis tikriausiai buvo Samsungo tas didelis ekranas padarytas. Matosi, kad ten rimtos technologijos ir daug darbo įdėta. Man atrodo, asmeniškai Eli patiko visa periferija, kuri buvo. Nepasakysiu tikslaus kažkokio gaminta, bet tikrai klaviatūros, kurios praeidavom, tikrai... Visas reikėdavo pačiupinėti. Jo, visas reikėdavo pačiupinėti, nes tiesiog traukia. Tai, man atrodo, man būtų įdomiausias dalykas tiesiog kompiuterių periferija. Daug brandų, daug nučiupinėta brandų. Daug klaviatūrų, daug pelių, labai daug. Daug pelių nulaižyta. Ai, Robertai. Net neturėjau migrafą ir aš kalbėjau. Nereikia. Vibes. Senai, kodėl tavo bezdalai tokie vaikiški? Šūdžiai du. Kaip per kalėdis, vaikėlis, kaip per kalėdis. Nejudink rankos. Pakomentuok, Mat, ką galvoji apie dovanas. Visko mes čia gavom, čadžių, arbatos, kovos. Kyringų, laikiklių telefoną, pledų gavom, travel mugus gavom. Pelių gavom. Jo, pelių gavom. Svečių. Ir dar flešo. Tokių pakabukų. Tikrai gavom. Ir žinai, ką gavom? Good fucking vibes. All of my gear has to be reliable. So you like the Gen 5? Sorry, you're filming. Oh, filming?